Vilniaus Gedimino technikos universitetas kartu su partneriais ištyrė regioninės integracijos poveikį per žmonių, žinių, kapitalo ir prekių judėjimą. Mes bandėm išsiaiškinti, kiek tas, sakykime, Norvegijos kapitalo buvimas mūsų įmonėse įtakoja inovatyvumą, inovacijų perdavimą, žinių perdavimą. Tuo tikslu atlikome tokią pakankamai plačią apklausą tų įmonių, kur įmonės pačios iš vidaus turėjo įvertinti, kiek sėkmę lemia būtent žinių perdavimas arba inovacijos, sakykime, naudojamos donorų šalių tos įmonės sėkmei. Taip, kad nustatėme, kad tai vis dėlto yra reikšmingas faktorius, bet gal ne tiek, kiek mes tikėjomės, bet jis egzistuoja. Ką radome, kad labai svarbu yra tų dirbančių žmonių, įmonių imlumas inovacijoms. Priėmė išvadas, kad lietuvių, sakykime, įmonių ir jų darbuotojų imlumas tom žiniom, inovacijom yra pakankamai didelis. Manytina, kad visos tos bendros veiklos, bendros įmonės, kur yra to užsienio kapitalo, rezultate duos mums naujų mūsų įmonių, kurios galbūt tiesiogiai konkuruos su tom įmonėm, kurios šiuo metu laikomas užsienio kapitalo įmonėmis. Šitas projektas buvo unikalus. Kur jis slypi jo unikalumas? Visų pirma, kad mums neteko dirbti su šiaurės šalimi. Lig šiol neteko dirbti su Norvegija. Sakykime, kad tai tikrai praturtino mūsų tą tarptautinę patirtį. Mes juos pažinome, supratome ir mes pasirengėme tolimesniam produktyviam darbui. Tas projektas iš tikrųjų bent jau mus tikrai praturtino naujais ryšiais, naujų supratimų ir naujų požiūrių darbą. Projekte dalyvavo Lietuva, tai mes, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, koordinatoriai, Norvegijos transporto institutas, Tartu universitetas bei Latvijos universitetai. Tai, kad tas bendras darbas, jisai paklojo, sakykime, pamatus tolimesniam bendradarbiavimui. Aš manau, kad pats procesas yra labai vertingas.